Sveiki žvejai. Sveiki bičiuliai. Na, šiandien savo užsidavėm tokią temą. Kauno marių starkis. Gal čia nieko tokio ir keisto, nes šiuo metu, kiek girdėjome, starkiai pakankamai aktyviai maitinasi. Tačiau mes norime šiek tiek pažvelgti į kitokį šios žvejybos pusę. Tai yra jo susiradimą. Daugiau skirsime dėmesio gilmačiui, tai yra echolotui. Bandysime papasakoti, kaip reikia nusireguliuoti, kad jisai gerai rodytų, kaip reikia nusistatyti jautrumus ir visas kitas funkcijas. Taigi šiandien plačiau kalbėsime apie gilmatį, na ir savaime suprantama, nepralenkdami ir starkio pagavimo temos. O šiandien starkį viliosime pačiais įvairiausiais būdais. Valtyje turime galybę silikoninių masalų, taip vadinamų guminukų, ir didesnių, ir mažesnių, ir norim pasitikrinti kaip ir visą laiką, kuriegi geriau vilioja žuvį, ar būtent didesnieji, ar mažesnieji, kokios spalvos veikia šiuo metu, nes starkis šiuo metu kimba, šiuo metu yra geriausias laikas jį gaudyti ir reikia jį gaudyti, nes ši žuvis yra labai azartiška. Man asmeniškai, ko gero, pati įdomiausia žvejyba yra būtent starkio. Negaištam laiko, pirmyn į vandenį. Kaip ir žadėjome, šiandien gilinamės į echoloto subtilybės ir paiešką su jo pagalba žuvies. Ir Sauliaus rankose yra naujas gaminys, mums naujas, praėjusiais metais naudojomės kitų prietaisų, šiais metais, kaip ir labai mėgstame, testuojame dar vieną naujovę, ir tai yra Raymarine, amerikiečių kompanijos echolotas, skambiu pavadinimu Dragonfly, 5 ir 7 10 colio ekranas. Raymarine kompanija ilgą laiką buvo žinoma pasaulyje kaip profesionalių didelių laivų įrangos ir navigacijos gamintoja ir ne per seniausiai atsigrėžė ir į žvejus mėgėjus, ir praėjusiais metais rinkoje pasirodė būtent šis echolotas ir susišlavė praktiškai visus įmanomus apdovanojimus būtent tokios elektronikos srityje. Taigi visą šį sezoną šis prietaisas yra mūsų valtyje ir dabar Saulius trumpai prieš plaukiant ieškoti žuvies apie pagrindinius nustatymus. Na ir trumpai du esminiai momentai, kurie padės jums susireguliuoti šį echolotą. Pirmiausia, einame į meniu savaime suprantama, pasirenkame sonaro reguliavimas ir yra, kaip matote, dvi pagrindinės funkcijos. Tai yra jautrumas ir yra triukšmo filtras. Pas mane čia momentu yra uždėta ant auto, tai yra automatiškai pats prietaisas parenka jautrumą ir filtro triukšmą. Ir kaip matote, daug visokiausių yra pašarinių veiksmų, nes daug vasarą, daug žolių neša, dumblių yra, daug visokiausių nesusipratimų matosi ekrane. Taip, pirmiausia jautrumas. Nuimame auto. Matote, jeigu jūs susidėsite 100% jautrumą, tai vaizdas pas jūs tikrai bus liūdnas ekrane ir jūs nieko nematysite. Niekada nerekomenduoju naudoti 100% jautrumo. Mažiname ir logiškai mąstant pagal situaciją Kauno marių, tai aš statyčiau apie 60%, manau, jautrumą. Toks jautrumas išeliminuoja visą smulkmę, tiek labai mažas žuvytes, tiek planktoną, tiek Kauno marios, ypač vasarai įsibėgėjant,
uždumblėja, neša daug dumblių priauga ir būtent tie dumbliai irgi trukdo ekrano vaizdą, taigi būtent apie 60% Kauno mariom yra pats tas. Kaip matote, vaizdas ekrane ženkliai pagerėjo. Tvarkoj, reiškia, išeiname iš tos funkcijos, einame prie triukšmo filtro. Triukšmo filtras, matote, irgi pastatytas ant auto, mes jį nuėmame ir kągi mes matome, prasideda visokiausių triukšmų, rodo prie dugno įvairiausius dumblius, o mums tikrai šiandien su Emiliu to nereikia, nes mes norime kuo puikiausiai matyti stambę žuvį, išskirti prie dugno prisispaudusią žuvį. Ir aš pradedu kelti viršų, reiškia, didinu filtro galią, kuris blokuoja visus triukšmus. Ir vaizdas pradeda ženkliai gerėti ir dingsta nuo dugno, matote, visokie trukdžiai. Šitaip susireguliavus prietaisą, manau, Emilį, mes tikrai surasime ir net ypatingai prie dugno prisispaudusi starkį. Atkreipkite dėmesį, subedę nosis starkiukai, va. Galvoju, grįšim šiek tiek ir stabtelsim. Kaip tik bus mums pavėjui beveik metimas. Ir būtent taip ir reikia valtį statyti. Jeigu tik yra įmanoma, jei leidžia oro sąlygos. O, atkreipkite dėmesį, ir mailiaus būriukas kažkoks tai yra. Va, ideali vieta sustojimui. Pabandysim tuoj tą padaryti su Saulium. Prie valtelės pasivijo. Gal ešeriukas. Graibšto reikės? Kol kas ne. Toks visai beveik įskaitinis. Pirmas. Štai tokia mandraguma. Truputį su blizgučiais, truputį rudumo. Tokia diena šiandien tai saulė išlenda, taip siniaukia, dėl to tokio dvigubo spalvinimo ir užsidėjau. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad tikrai universalus pakankamai masalas, būtent kai toks oras permainingas. Tai saulė, tai debesiukas, tai jinai sublizga, tai pasislepia ir manau, kad mano sprendimas buvo teisingas pasirinkti tokią gumą. Oho, Emili, oho. Pirmas. Opa. Emi. Kažkaip čia neteisingai viskas vyksta. Po truputį viskas įstojasi į savo vietas, Emili, viskas gerai. Oi. Klasikiniai Kauno marios starkiukai. Kol kas mus aplanko. Na, bet judesys šioks toks yra. Kol kas atsirinkinėjame spalvas. Viskas turėtų būti liuks. Pradžia, kaip visada, žūklės vyksta nuo spalvų eksperimentavimų bei svorio, galvakablio ir pravedimo ieškojimų. Kol kas dar nesurandame to aukso vidurio. Vienas kitas kibimas mus aplanko, tačiau dydis netenkina. Na ir manau, kad elgsimės echoloto
pagalbą ieškodami didesnių žuvies simbolių. Norėjusi kuo greičiau atsidaryti, pagauti keletą starkiukų. Ir kai numalšinsime pirminį jau įkarštį, pasistengsime paieškoti stambesnės žuvies. O, atsikabino. Na, tačiau gumytė jau pasididinau, pažiūrėjęs į Emiliją. Ir šiandien pirmas pastebėjimas. 2 spalvų gumos. Ir dar vienas, kaip noriu dėmesį, ryškesnis. Ryškesnis. Ne natūralios kažkokios, bet daugiau rėkiančios, išaugiančios spalvos. Opapa. Ir gerai. Viską padarė pats. Iš antro karto beje. Pradėjau traukti, stuktelėjau, pasivijo, paskui jau godžiau. Smagu. Kol kas, dar po kelis metimus šitoje vietoje. Ir keisim. Ir keisim. Kaip pakirpti? Godžiai ima. Ir peršasi šiandien išvada, kuo toliau, tuo labiau, kad reikia rožinės spalvos. Kas ar ant didesnio, ar ant vidutinio, ar ant mažesnio, starkių dydžiai yra visiškai vienodi. Plaukiame 10 metrų gilyje praktiškai ir kaip matote, pilna daug smulkios žuvies, ypatingai smulkaus mailio ir matote, kur yra ryškesnė spalva, toks į rausvumą, geltonumą, tai reiškia, čia yra stambesnė žuvis, bet simbolis pakankamai mažas, tai reiškia, kad jinai kažkur tai spindulio pačiame krašte yra. Tai gali būti ar 15 metrų į vieną pusę, ar į kitą pusę. Štai va čia jau yra starkis. Vienas starkis stovi, matom, čia yra aiškus simbolis, mes jį galim išsididinti ratuko pagalba. Tačiau dėl vienos žuvies, kaip žinia, neverta stoti. Vat štai šitas lankelis jau yra didesnis, tai čia gali būti pakilęs starkis, nes jo lankas pats yra didesnis. Tačiau šiandien mūsų taikinys yra ne vertikalus džigavimas iš vidutinio vandens sluoksnio, o tiesiog džigavimas nuo dugno.
dubliukas. O, grinai šiandien daugiau dėmesio skiriam paieškai pačios žuvies pagal echolotą ir štai, kaip matote, vietnamiečiai nedidelis starkiukai veriasi vienas paskui kitą. Emilį ir mano prašom. Sutvarkyti? Jo, sutvarkyti. To jau. O, ar didesnė guma, ar mažesnė guma. Nu va, palygint galim. Gumas. Kaip matot, atspalviai surasti, o dydis jokio skirtumo. Ar gaudant su mikromasaliniu, ar su normaliu guminuku. Taip kad kol kas įvairiai eksperimentuojame ir dar neprarandame vilties, kad surasime tuos didžiuosius. Artėjom, matosi prie kieto dugno perėjimas, nes spalva suraudonėja ir kaip matosi visai neblogas egzempliorius. Ir čia matosi prie šito didelio pulko žuvelių medžiojantis starkiukai nedideli. Jie kabo ir maitinasi ne vien tik tais nuo dugno, tačiau ir iš vidutinių vandens sluoksnių. Na, rekomenduojama visada ieškoti tokių vietų, va, kaip Emilis dabar užplaukė, kad šiek tiek į kalniuką įėjimas matosi ir matosi iš karto žuvies. Va, jau pristoja daugiau žuvies ir ant pačio kalniuko. Čia visai nešpėtinai rodo, aš tau pasakysiu. Nešpėtinai. Reiktų kažkai užplaukti ir atsistoti, taip sakyčiau. Va, štai va tokių vietų mes ir ieškome, kur yra ne po vieną, o krūvoje susispaudę laukia jie mūsų čia. Emili, galvok truputėlį apie valties statymą, o aš eisiu pasiieškoti neužilgo inkaro. Toks Kauno marių standartas. Pagražėjo šiaip, aš tau galiu pasakyti. Oranžinė šita. Smagu, kad jie kimba. Ir panašu, kad kai mariuose nebeliko verslininkų tinklų, jų populiacija atsigauna. Manau, kad dar porą metų trejetą ir šitus trauksim jau didesnius. Dar viena iš taisyklių, kurias verta įsidėmėti žvejojant starkius. Jeigu suradote vietą, kurioje kimba, na, kaip mums dabar, tiesa nedidelė, bet gali būti ir didesni. Tai kai nustoja kibimai gaudant ant vieno guminuko, verta tiesiog pakeisti į panašų atspalvį. Žiūrėsim, užmesiu dar kelis kartus, nesulauksiu kibimo, dar pakeisiu. Nes panašu, kad kaip įrodė echolotas, kad šitoj plote starkio yra ir jis atsiliepia į masalus. Jaučiasi, paspaudė, pasunkėjo, kritimas yra, bet taip traukiai sunkus jaučiasi, bet nejuda į šonus, reiškia nedidelis. Nu, kalbėjom ką tik su bičiuliai, sako, kad reikia keist guminuką, keist, kol atrandi tą, ant kurio kimba didesnė. Tai ir darom su Saulium. Intensyviai. Dar porą metimų ant šito, dėsim kitą. Kažkur yra tas raktas. Kažkur čia, dėžutėse. Kažkur šitoj krūvoj va. Neradom rakto, dar turim gumų. Dar, manau, parinksim vis raktiną.
įsidienojo ir po truputį pradėjo oranžiniai tie rožiniai atspalviai nebeveikti. Nusprendėm užsidėti kažką į žalubą ir prašau. Tiesa, dydis vis dar tas pats. Ir vienas iš didžiausių šio echoloto privalumų, tai mano nuomonė, yra ekranas. Ar tu žiūri per polarizuotus akinius, bet kokiu kampu, ar iš ten, nežiūrint į tai, kad ant ekrano būna ir vandens pridžiūvusio dėmių, idealiai rodo. Į jį jau dedamas šiuolaikiškas ekranas, toks pats, koks naudojamas mobiliuosiuose telefonuose išmaniuosiuose, todėl įžiūrėti į jokių problemų iš bet kurio valties kampo. Ko nepasakyčiau, tarkim, apie echolotą, kurį naudojame pernai. Šiandieno žūklė į pabaigą ir patys bičiuliai matėt, kad šiandien masalo dydis, starkio dydžiai neturėjo visiškos įtakos, tiek ant didesnių, tiek ant mažesnių. Vienodai kibo nedideli starkiukai. Gaila, šiandien didesnio surasti nepavyko. Gal trukdė šiek tiek oro sąlygos, nusprendėm pasilikti vienam regione ir daugiau po marias nesiblaškyti. Kaip matėte, kur echolotas rodė žuvį, kur rodė starkį, ten jis kuo puikiausiai ir kibo. Apie masalų spalvas, irgi turbūt atkreipė dėmesį, kad šiandien veikia geriau ryškesnės spalvos, rožinė, oranžinė. Tos spalvos, kurios domina starkius gana dažnai. Žūklė šiandieną buvo įdomi, žuvies tikrai nemažai, kibimų daug. Mes kaip visada susitiksime su jumis po savaitės tuo pačiu metu. Iki! Ate!